Kalba žmonės, kad yra tokia šalis, kurioje gyvena nuostabiausia moteris, ji žavinga ir aistringa kaip ugnis. Oi. Kas naktį vyrams svajonės. Net biškį pavargau, dar kartą lioliu. Čia veikia. Veidą čia iš karto pagaus. O, tikiuosi, čia neapkritis, bet pelenim. Tas ten tiks. Labas vakaras man ir bet kuris laikas jums. Šiandien toks įdomesnis filmukas apie galbūt svajones ir darymą tai, kas patinka. Ta prasme, vis matau daugiau žmonių, kuriančių kontentą apie sportą, apie tai, ką tiesiog daro savo veikloj. Ta prasme, pats paprasčiausias tiesiog paprastai filmuoja tai, ką daro, pasakoja, kaip savo rutiną, sporto atrodo mityba ir iš tikro žaviuos. Ta prasme, atrodo viskas, aš ne, keli channeliai, kuriuos stebiu, viskas atrodo žiauriai paprastai, bet žiauriai nuoširdžiai pasakoja, dalinasi savo istoriją, dalinasi savo patirtim ir žiauriai cool, žiauriai yra smagu stebėti, kai tas toks yra nuoširdus noras padėti. Tai vėlgi, šiandien apie tai, kad kaip atrasti tai, kas tau patinka ir pušint daryti tai, kas tau patinka. Nes tai tiesiog super yra svarbu. Tarsime, tu greičiausiai dirbi paprastą darbą nuo 8 iki 5, ar ne? Turiu vaikus vedi į mokyklą, tada eini į savo tą darbą, atidirbi, grįžti namo su šeima, galbūt savaitgalį išvažiuosi kur nors, galbūt kartą per pusę metų išvažiuosi kokią nors kelionę. Ir tada atrodo visas tas gyvenimas, kur suveda, žinai. Suveda į tiesiog atrodo, ką žinau, tokį kaip ir egzistencija iš esmės. Tai aš apie tai, kad yra žmonių, kurie net nežino, iš vis nežino, ko jie nori, kas jiems patinka dar veikti. Ta prasme, kas patinka tiesiog apskritai gyvenime, ką patinka daryti, kas jiems tikrai neša malonumą, kurie jaučia, kad daro tai, kas patinka ir galbūt neša naudą ir jiems, kaip tam žmogui, kuris daro ir galbūt neša naudą tiems, kurie gauna kažką iš to. Ta prasme, visai kitiems žmonėms. At kaip, pavyzdžiui, pas mus sporte, ar ne, dalinasi informaciją, perduoda ją kitiems, kiti žmonės išvengia kažkokių tais problemų, galbūt greičiau pasiekia tą progresą, geriau tobulėja ir tokie dalykai, ar ne. Tai aš apie tai, kad labai daug žmonių net neturi tos vizijos. Bet jeigu tu esi vienas iš tų, kuris turi viziją, kuris žino tai, ko nori, puikiai žino tai, ko nori. Ir tai žiauriai jam patinka. Ir vienintelis minusas, kas jam trukdo tai daryti, tai galbūt baimė pralaimėti, galbūt baimė nusivilti. Ta prasme, baimė kitų nuomonė, ar ne? Kad jie pagalvos kažką, pamatys mano tą tokį pralaimėjimą. Pralaimėjimas tai, tarkim, nepavykusios dienos, ar ne? Nepavykusios savaitės, nepavykusios darbo. Pralaimėjimas visada bus. Gali iš karto nusteikti, kad ir ką bedarysi, ties vienu ar kitu momentu tu pralaimėsi. Bet tas pralaimėjimas nesibaigia niekuo. Tiesiog ta diena buvo bloga, ar ne? Tarkim, nesididžiuoja, galbūt trūko kažko, norėtum iš tos dienos geresnės, bet keliesi ir nevažiuoja toliau. Ir tos baimės turi dingti. Nes, ta prasme, laikas bėga ir jeigu visą tai paliksi tik tai savo galvoje, tai ten tik tai ir liks. Taip tik tai ir liks ir nugyvens savo gyvenimą visada svajojas apie tai, kad galbūt nori kažką daryti daugiau, galbūt nori kurti kažką ir tą informaciją dalintis galbūt, ar ne, kuri galbūt netgi padėtų kitiems, kas mano akimis tai iš vis yra super gyvenimo būdas. Tai prasme, ne tiesiog, kad tu darai kažkokią veiklą, kuri tau neša galbūt pinigus, ar ne, ir tu gali galbūt komfortiškai gyventi. Bet tokia veikla, kuri tau tikrai žiauriai patinka ir jinai neša kitiems galbūt džiaugsmų, ar ne, laimės, ta prasme, padeda tapti geresniais, tobulėti. Mano akimis tai čia iš vis yra tobulas pasirinkimas. Žinoma, tai ne visiems turi tai būti. Visi pasirinka tai, kaip jaučia geriausiai. Ir paskutiniu metu priėjau prie tokios filosofinės temos, namie vienas filosofuodamas, kad iš tikrųjų reikia klausyt tiesiog savo širdies, nes realiai tu mąstydamas, galvodamas kažkaip tai ras tokį tobuliausią sprendimą, ar ne, pasirinkti geriausią kelią. Bet tas geriausias kelias, realiai tai tu galbūt net nepatirsi tam tikros patirties. Tai kartais tiesiog paprastai, tai tiesiog klausyti savo širdies ir daryti tai, kas tau atrodo, kad patinka. Ir darydamas tai, kas tau patinka, tikrai neš tau daug laimės. Jeigu tai neš kitiem laimės, tai iš vis bus super. Ir
jinai to puikiai seksis. Galbūt ir pastebėjai, kai darai kažkokią veiklą, kuri net neįdomi ir jauti, kad tiesiog ją darai tik dėl to, kad ją reikia padaryti ir jinai tau nesiseka. Būtent dėl tos pačios priežasties. Nes darai ne tą veiklą. Turi daryti tai, kas tau patinka. Ir tai kam tikrai jauti va tokią didelę motivaciją, tiesiog nori tai daryti. Tai va šiandien apie tai, tiesiog tokios mintys, tokie pamastymai. Nebijokit kitų žmonių nuomonės, nebijokit pralaimėjimas. Tobulėjimų kelyje visada bus. Čia nėra, galbūt nebus, ne, visada jis bus. Tu tiesiog išmoksti atsikelti ir judėti toliau. Pralaimėjimai visada yra. Tiesiog keliesi ir judi toliau. Tu nepralaimi tol, kol nesustoji. Ir pamirštas baimės. Baimės tik mūsų mintyse egzistuoja. Todėl pušinam save, tobulėjam ir niekada nepasiduodam. To linkiu visiems ir šiam kartui tiek lengvai apie motivaciją, svajonių siekimą ir tobulėjimą. Iki.